At Nutrilite, we're celebrating our 90th anniversary by helping shape better tomorrows with the power of 90. In just 21 days, new habits begin. In 90, they become your lifestyle, paving the way for positive change. Imagine the impact you can make in 90 days, 90 minutes, or even 90 seconds. Every moment is an opportunity to support your healthy lifestyle and build a better future. Being the world's #1 selling dietary vitamins and supplements brand, Nutrilite's 90-year commitment to nutrition, sustainability, and innovation has guided our path to shape a greater tomorrow for you. Your healthy choices today define your journey. In 90 days, you can become a morning person or a runner. In 90 minutes, you can hike or prepare meals. In 90 seconds, you can take vitamins, meditate, or dance. That's the power of 90. As we look forward to the next 90 years, our vision includes new products and programs for healthy aging, weight management, skincare, and fitness. What's your vision for the future? Whatever it is, we're here to grow with you and for you. Powered by plants, science, and most importantly, powered by you. Celebrate 90 years of growth with us and start your journey today. Labas vakaras, mėlieji mano bendraminčiai gerovės link. Iš tikrųjų, kaip ir šitam video sakė, kad kai kurie iš jūsų šiandien pradeda tik tai šitą kelionę į savo sveikesnį, geresnį, laimingesnį gyvenimą. Ir labai džiaugiuosi, kad mūsų grupė auga toliau. Toks stebuklingas skaičius 99, iš tikrųjų labai įdomu, kas bus tas 100-asis, ypatingas mūsų narys, kažkaip būtinai tai irgi pažymėsime. Tai visų pirma, sveikinu visus naujokus, turime juos 4, Marina, Renata, Gražina ir Arvydas. Labai smagu, kad prisijungėt, kažkokį sprendimą matyti jau priėmėt gyvenime. Ir truputėlį aš jūsų pažindinsiu, ką mes per šitos 1,5 metų šitam būtent platformui Facebook'o sukūrėm, nes informacijos čia yra tikrai labai daug, tik reikia jos žinoti, kaip ieškoti. Visų pirma, jūs turite žinoti, kad šitas puslapis nėra, kaip mano žinių šaltinis. Čia yra iš tikrųjų sukurta bendruomenė, taip tiesiog išėjo, kad mano žinios ir galbūt tas tokios technologiniai dalykai, kad aš čia ir esu vienas iš administratorių, jų yra ir daugiau, yra Aurelija Žimančienė, yra Gitana Gelžinytė, yra moderatorių daugybė žmonių, kurie prisijungia. Tiesiog trečiadienio pasiplepėjimo rubrika, dažniausiai vedu aš, kartais mane pavaduoja Aurelija. Apie tai irgi šiandien papasakosiu. Taigi, čia nėra kažkokio vieno žmogaus puslapis, kuris dalinasi savo žiniomis. Čia yra bendruomenė, kuri sukurta, kad palaikyti viens kitą, būtent tose sveikatinimosi programuose, kur kartu su Emvai ir Nutrilite ir XS mes kartu ir mokinamės. Ir labai svarbus dalykas, kad jūs žinotumėt, į ką remiasi visa šita programa, į ką mes žiūrim, į ką mes lygiuojamės. Būtent šita platforma yra pagal šituos 6 principus ir sukurta. Mes žiūrim į tą visapusišką žmogaus sveikatą, ne tik tai į fizinę, ne tik tai į, sakykime, kūną, ten ligas, prevencijas, visokias darom ir panašiai. Mes stengiamės ir po truputį mokomės pakeliui. Labai ačiū visiems, kurie prisideda prie mūsų šito gero tikslo, mūsų paskirties. Tai čia ir visos rubrikos, kurios jūs rasite šitame portale, yra pagal šitą paveiksliuką, šitą gėlytę, kurią matot. Kas nemokate angliškai, galiu išversti, bet čia yra mums svarbu, kad ir būtų sveika planeta, nes jeigu nežinot, gal dar nesidomėjot, kad didžioji dalis produktų yra sertifikuoti, yra ekologiški, užauginti organiškose ūkiuose, turi veganų patvirtintus sertifikatus, kad jokių bandymų su gyvūnais nėra atliekama ir daugybė gerų dalykų, kuriuos daro Emvai. Bet mums čia nereikia rūpintis, tiesiog mes džiaugiamės, kad turim tokį sąmoningą partnerį. Aišku, paskui svarbiausias dalykas ir daugiausiai yra skiriama būtent sveikam kūnui.
Nes, kaip žinot, lietuviška patarlė, sveikam kūne ir sveika siela. Sveikas protas yra sekantis žingsnis, tai čia būtent yra psichologinė, emocinė sveikata. Labai džiaugiuosi, visai neseniai turėjom laidą su mūsų grupės psichologė, jinai irgi yra mūsų grupės narė. Dar būtinai kalbinsim Jurgitą Tubutienę, pasakysiu, kur galite paieškoti laidos įrašo su ją. Tai mes rūpinsimės ne tik tai kūnu, bet ir sveika siela žmogaus. Šita bendruomenė sukurta būtent, bet kur manot, community connections, tai čia yra bendruomeniniai ryšiai. Tai va čia tam šita grupė ir yra. Paskui yra asmeninio augimo puslapis, tai čia visi, kurie prisiema iššūkius įvairiausius, kurie plečia šitą grupę, kurie skaito knygas, dalyvauja seminaruose, jie tą asmeninį augimą gauna. Sekantis punktas yra paskutinis, tai yra finansinė gerovė. Kol kas mes šitą mažiausiai palėtėm, bet jau kavos pertraukėlėse, kas jau sekat rubriką, matot, mes cituojam mano geros draugės ilgametės knygą. Sakyčiau, bestselleris, 3 kartus buvo išleista, 3 kartus išparduota. Tik tai mačiau, kad vėl galima įsigyti Linatos Dvareckienės 91+8 naujausi būdai taupyti. Arba dieta jūsų piniginį. Kadangi pažįstu Linatą, žinau, kad finansiškai labai tvirtai stovi, nors iš tikrųjų neturi kažkokių finansinių žinių, bet gyvenimą savo vaikams susitvarkė taip, kad tas finansinis išprusimas jiems tikrai padėjo susikurti tą gerovę ir ramybę, kurios reikia mums visiems. Taigi, tai štai pagrindinis dalykas apie mūsų grupę, kodėl neegzistuoja ir kokie jos yra principai. Dabar truputėlį aš jums papasakosiu ir pasakysiu, kur ieškoti. Pas mus yra kiekvienos savaitės rubrikos, kad jūs nepasimestumėt, kai informacijos yra daug, dabar aišku mažiau, nes lapkritis visi į savo urvelius sulindė, bet pavasarį ir vasarą pas mus būna grupiai labai smagu. Tai va, rubrikos yra pagal savaitės dienas ir yra tos, kurios yra kiekvieną dieną. Taigi pirmadienį mes pradedam su vieno naujo augalo kas savaitę rubriką. Aš paskui parodysiu vadovėliuose, kur yra pas mus irgi grupėje įdėti. Mes kiekvieną savaitę kažkokį tai naują augalą įvedinėjam į savo kasdieninę dietą. Ir kas netingi ir nori paeksperimentuoti virtuviai, tais augalais dalinasi. Sakiau, šiandien nesijaudinsiu ir taip gerai pasiruošiau, bet žiūriu, jaudinaus baisingai. Atleiskit man. Tai va, tai įsivaizduokit, tų naujų augalų mes jau turėjom 54, pirmadienį bus 55, aš jau po biškį pas mane sąrašas mažėja, bet aš tikrai ką nors sugalvosiu. Antradieniais labai svarbi yra mankšta, nors gal žmonės, kurie nesidomi ir nežino, Olgos pratimai, kurie yra dažniausiai atliekami rankomis ir pirštais. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus pratimai ne tik vaikams, bet ir visiems, nes būtent taip yra mankštinamos smegenys, kad išvengti visokių dimensinių ligų, senatvėje ir panašiai. Trečiadieniais, kaip matote, laida vadinasi trečiadienio pasiplepėjimai, tai yra irgi jau turėjom 63 laidas, ar šita 63 jau neatsimenu, jas visas irgi galite pasižiūrėti bibliotekoje. Įvairiausius turėjom pašnekovus iš įvairiausių pasaulio kampelių, kaip ir pas mus yra nariai iš 7 pasaulio šalių, tai mes kalbinam bent jau iš kokių 4-5 šalių mūsų pašnekovai buvo ir už 2 savaičių vėl turėsim pašnekovę iš UK. Tai va, tai šitie trečiadienio pasiplepėjimai tai yra laida apie įvairiausias rubrikas, apie sveikatą, apie grožį, apie santykius, apie psichologiją, apie trenerių patarimai, apie naujų produktų įvedimai, įvairiausias buvo temas, kam įdomu, galėsite ilgais cepelinmaišio periodo vakarais pasižiūrėti tas laidas iš naujo. Ketvirtadieniais yra ne visų mėgstama rubrika, tai yra savaitės diena, kai ryte mes savo rezultatus ir pasiekimus pasimatuojam. Tai reiškia, pasisveriam, išsimatuojam su centimetru, pasižiūrim į veidrodį, matom, kas čia mums pasisekė, ką dar reikia padirbėti. Ir kas išdrįsta pasidalina savo pasiekimais arba nusivylimais ir mes tada
padedam, palaikom žmonės šitoje smagioje, ne kovoje, gal sakyčiau, reikia kažkokį geresnį žodį sugalvoti. Tai va, tai čia ketvirtadienio būna, kai matuojame savo rezultatus. Penktadieniais mes turime mūsų Aurelijos Žymančienės, mūsų grupės kosmetologės grožio rubriką. Kaip prižiūrėti odą, kaip prižiūrėti plaukus, kaip atrodyti gražiai, kaip rūpintis savimi. Pristato irgi visokius priemonės ir būdus, kaip savo padėti. Taigi, dabar bus naujiena, nes šeštadieniais pas mus nebuvo rubrikos. O kadangi paskutinės 2 programos, kaip yra XS Amino Advantage ir šita nauja programa Energy, yra būtinas fizinis ne tik aktyvumas, bet jau ir rimtas sportas. Ta prasme, bent jau mankšta 10 minučių turėtų būti. Ir nors pas mus mankštelė yra prikabinta prie specialiai atrinktų, bet vis dėlto mums tokios rubrikos reikėjo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų treneriai Laimis ir Renata sutiko šeštadieniais dalinti savo rubriką, vadinsis trenerio patarimai. Ir jau šį šeštadienį bus debiutas ir mes labai šito laukiam. Taip, o dabar sekmadienį mūsų yra, kaip čia, saldusis sekmadienis, nes Gitana Gelžinytė, jos yra pomėgis, gal ir hobis, gaminti desertus, bet jie visi yra sveikuoliški, dažniausiai būna be cukraus. Bet visi tikrai dieviško skanumo, kas dalyvaujate stovyklose, turėjote galimybę paragauti. Taigi, dabar visą savaitę vyksta, kaip jau ir minėjau, kavos pertraukėlių rubrika, kur mes įvairiais rakursais įvairias temas nagrinėjame. Kas norėsite paieškoti, pavyzdžiui, pernai metų temos, galite įvesti į paieškos funkciją. Palaukite, aš jums parodysiu, kaip čia reiktų padaryti. Va, čia, kur yra, matote, ieškoti, ne? Pavyzdžiui, įrašote minčių detoksikaciją ir jums išves visus pernai, kuriuos mes darėm įvairiausius mokymus apie smegenų veiklą, apie atsipalaidavimo pratimus, apie įvairiausios, bus netgi straipsniai, visokie testai, kaip veikia smegenis, kaip galima savo padėti, kaip įveikti nerimą, tiesiog daugybę įvairiausių dalykų. Ir pavyzdžiui, jeigu įvesit, pavyzdžiui, tokį, sakykime, OM į tą paiešką, O ir 3M, jūs gausite apie 16 pratimų, kaip kvėpuojant save nuraminti. Ten įvairiausios technologijos savęs nuramimo. Jeigu, kaip minėjau, mes tavo minčių Detox 21, tai jūs turėsit visą ketvirčio rubrikas ir straipsnius apie smegenis. Jeigu jūs ieškote kažkokio tai straipsnio, tarkim, apie medžiagų apykaitą arba body cleansiką, įveskite žodį guru ir tenai jums išmes kokius virš 20 straipsnių susijusių su tai. Ta prasme, jūs galite įvairiausius dalykus ieškoti mūsų portale ir rasite. Taip pat jūs galite prisijungti prie mūsų sporto aplikacijų. Yra, kas žinote, Strava. Čia dėka Pauliaus, šią savaitę jis atostogauja, kiek aš supratau. Tai šią savaitę nėra tų, sakykime, suvestinių kasdieną, bet jūs vis tiek galite prisijungti, nusiskanavę šitą QR kodą, prisijungti prie mūsų grupės ir mes galėsime kartu sportuoti. Nes vis tiek komandoje yra lengviau negu atskirai. Dar mes turime savo Instagramo puslapį, kuris iki galo dar yra neišnaudotas. Iš tikrųjų, būtų smagu, jeigu mūsų jau ir grupės senbuviai galėtų tiesiog daugiau naudotis Instagramu ir jeigu kažką kelia į savo puslapį įdomaus, tiesiog nurodyti ir Gerovės link kaip partnerį. Tada ir jų postas atsiras ir pas mus Gerovės link Instagramo paskyroje. Tai žodžiu, tokie įdomus dalykai, tokios rubrikos ir dabar ko dar nepasakiau. Labai svarbus dalykas yra sukurti vadovėlį, nes matot, šita yra mūsų platforma sukurta ne tam, kad jūs pravesti per tas programas. Jinai yra sukurta, kad palaikyti jūs kelyje, nes kad praeiti programą, pavyzdžiui, body cleansingo, jums tai reikia atsisiųsti MV Experience ir ten jūs žingsnį po žingsnio ves. Jeigu jūs Energy programą turite,
nusipirkę, jūs tiesiog nuskanuosite šitą QR kodą ir jisai jūs nuves toliau, ką daryti žingsnis po žingsnio. Tai jūs turite suprasti, kad šita platforma nėra sukurta vesti jūs per programą. Jinai sukurta yra tik tai palaikyti. Ir dabar vadovėlį, kur galima pasižiūrėti. To aš jums parodysiu. Va. Ir dabar žiūrėkit, mūsų grupė. Štai yra vadovai. Kaip matote, toj pirmoji juostoj yra vadovai ir jie yra 4. Vienas yra augalai, sekantis yra body cleansing, po to yra Access Admin Advantage ir Energy programą dar tik pradėjau. Ir čia, kaip matote, yra daugybė straipsnių. 13, 18, augalų, tai sakau, jau yra daugybė. Visą tai galite surasti. Specialiai atrinktoje dažniausiai būna sudėti irgi svarbus dalykai. Pavyzdžiui, tenai galite surasti, ką daryti susirgus. O, kokių fainų. Sigita pateko teaterį. Galite surasti, pavyzdžiui, ką daryti susirgus. Pakvietimas į mūsų kalėdinį vakarėlį. Kaip surasti tos vadovus yra parodyta. Tas pats QR kodas, kaip prie Stravos prisijungti ar mankštelė 7 minučių ryte. Prasme, daugiausia dalykų galima čia surasti. Paskui labai, jeigu norite pasižiūrėti visas laidas, einate į mediją ir va čia yra vaizdo įrašai. Ir čia yra visi absoliučiai vaizdo įrašai, visos laidos, ar kažkas dėjo kažkokią tai savo video arba nuotraukas. Taip pat galima surasti receptus, čia yra failai, kai kurie apie, pavyzdžiui, čia kažką irgi norėjo dalintis bendruomenės nariai. Ir viską ieškote per search. Čia galite rašyti žodį varškė arba baltyminiai milteliai. Ir jums viską suranda programa. Taigi, naudokitės šituo puikiai sukurtu portalu ir bus iš tikrųjų lengviau. Taip, ko dar nepasakiau? Aha. Pats didžiausias bendravimas tai vyksta komentaruose. Ir aišku, susitikus gyvai. O susitiksime mes gyvai irgi visų renginių sąrašas įdėsiu atskirai į grupę, o čia mes kviečiame dabar į mūsų kalėdinę šventę. Sekanti stovykla vyks pas man čia virš galvos pakabintas kalendorius kovo 8-9 dienomis. Tai jau bus mūsų 4. stovykla ir jinai vyks tikriausiai rytų Lietuvoje, nes 1. ir 3. vakarų Lietuvoje, 2. ir 4. rytų Lietuvoje. Taigi va, tai kaip ir viską aš jums beveik pasakiau. Tiesiog noriu paprašyti tų žmonių, kurie pasikviečia naujus žmonės į mūsų šitą grupę. Jie ir bus tie žmonės, kurie jūs ves per programą ir atsakys į visus klausimus. Bet mes laukiame visų klausimų, visų kažkokių pasidžiaugimų. Drąsiai rašykite į grupę, klauskite, dėkite savo nuotraukas, dėkite kažkas pasisekė, kažkas nepasisekė. Nes čia būtent tam šita grupė ir sukurta. Nu ir ką, ir palinkėsiu jums sėkmės didžiausios. Nusiteikite ilgam, nes iš tikrųjų rekomenduojam bent jau body cleansing programą tikrai tęsti bent jau mėnesį, 2, gal net ir 3. Kad pamatyti tokius jau išskirtinius rezultatus. O Energy programa, kadangi kol kas aš suprantu, kad dar nėra nei vieno nario, kurie pradėtų Energy programą, tai mes ją po biškį ir sukursime vėliau. Nes aš kaip labai nemėgstu teorijos dėti, kurios pati neišbandau, o kadangi mes namuose energijos programą tik pradėjom, tai aš dar neturiu kažkokių tokių, sakykime, duomenų, kuriais galėčiau dalinti su jumis. Tai va. Tai žodžiu, tikiuosi, kad viską pasakiau. Galiu dar pasakyti,
rugsėjo mėnesio stovykla bus irgi datos, žinau, kad kažkas jau yra įsivedę, tai yra bus rugsėjo 7-8 ir bus vakarų Lietuvoje. Ir dar vienas gyvas renginys, tai yra gimtadienis mūsų grupės, tai yra birželio 28 diena, tikrai bus kažkur prie jūros, jau mums bus 2 metai. Tai va, tai atsiprašau už savo jaudulį, atrodė bus viskas paprasta ir lengva, o buvo kaip visada, labai pergyvenau, pradėjau kosėti, nors šiaip jau pasveikau pagaliau. Tai ką, tai nebijokite dalintis viešai, nes šita grupė uždara apskritai, iš čia informacija jokia neišeina. Jeigu jūs, pavyzdžiui, esate grupėje ir jaučiate, kad galite kažkuo pasidalinti, va, esate treneris arba esate psichologas arba turite kažkokių kitų dalykų, kurie aprėbėte mūsų MVai gėlytės visus šitos tikslus, rašykite man asmeniškai, aš būtinai jūs pakviesiu laidą ir jūs pasidalinsite savo gebėjimais su kitais žmonėmis. Ir aš manau, kad pats laikas mums jau tapti atvirais, nebijoti įvardinti savo problemas, dalintis su kitais, prašyti pagalbos, nebijoti būti netobulu, pakosėti eterį, išjungti, užsidėti paveiksliuką. Visi mes esam žmonės, visi turim savo įvairiausių ir problemų, ir kažkokių taisytinų dalykų, tai kad dalinkitės, nes bendruomeniniai ryšiai yra, metam bėgant tikrai vienas iš svarbiausių dalykų. Ir kaip sako, kai tu niekur nepritampi, tai tada pats susikuri bendruomenę ir tie žmonės patys iš kažkur atsiranda ir ateina pas tave. Gero jums vakaro ir su Dievu.